Labas rytas visiems. Šiandien susitinkame pamokoje apie čiurlionį ir aš paprašiau pasiimti akvarelės, bet yra galbūt kažkas, kas neturi akvarelės arba negali dirbti su ja. Tai galite pasiimti bet kokią kitą priemonę, šiaip iš tikrųjų tinka ir pastelė, galima spalvotus pieštukus pritaikyti, galima imti bet kokius dažus ir juos tiesiog smarkiai skiesti vandeniu ir mes galėsim išgauti tokį patį daugiasluoksnį efektą. Ir darysime daugiasluoksnius darbus, todėl dirbsime truputį kitaip, negu aš esu įpratus. Aš paprastai, kai vaikams, pavyzdžiui, darau pamokas, tai pirmą papasakoju, o paskui mes kuriame. Bet kadangi tikrai turiu daug ką papasakoti apie čiurlionį ir mūsų darbai turės būti daugiasluoksniai, tai reiškia, turėsim dėti sluoksnį, išdžiovinti, vėl dėti sluoksnį, vėl išdžiovinti, tai mes dirbsime tokiais etapais. Truputėlį papiešime, ir tada aš truputėlį papasakosiu. Tada vėl truputėlį papiešime ir vėl pasakosiu. Tai vis stabdysiu pasakojimą ir mes po truputėlį piešime ir auginsime savo darbą. Tai va tai. Aš įjungsiu tada iš karto pasidalinti skaidrėmis, nes daug visokių vaizdų turiu jums. Ir apie čiurlionį turbūt esate, jau dabar tiek girdėję, ar ne, čia visą laiką visi kalba, nes rytoj yra tikrasis čiurlionio gimtadienis. Tai dabar visi kalba apie jį labai daug ir aš pati apie jį ir anksčiau domėjausi, mane be galo žavėjo jo darbai. Ir esu pamokas darius apie čiurlionį, bet pagalvojau, kad būtų tiesiog labai labai geras būdas dabar vėl mums daugiau ir intensyviau apie jį pasikalbėti. Ir aš besidomėdama nusprendžiau, kad mums visai verta susipažinti su čiurlioniu kaip asmenybė. Kas jisai toks buvo, pažinti, ne tik tai jo darbus, bet daugiau dėmesio skirti tam, kad pakalbėtume, kas jisai buvo, koks jisai buvo, kaip jo gyvenimas ėjosi, kaip vystėsi nuo pradžios iki galo. Ir kuo jisai buvo ypatingas, koks buvo jo charakteris. Ir tuo pačiu pasižiūrėsime, kokius kūrinius jisai kūrė, kadangi aš pati dabar pamoką, tokia kaip dailės pamoką darau, tai gal labiau orientuojuosi į dailę, bet aš tikrai papasakosiu ir truputėlį apie kitą jo kūrybos pusę. Ir iš karto aš čia įmetu tokį darbą, nes norėčiau jums parodyti. Čia yra pavyzdys, ką maždaug mes kursime. Tai nereiškia, kad tiksliai tą patį, bet čiurlionio kūryboje labai dažnai galime atrasti kažkokių tokių švytinčių, stebuklingų miestų, ne miestų, kur nesuprasi, kur jie yra. Ar jie yra ant žemės, ar jie yra jūroje, ar jie yra danguje, ar jie yra kažkokioje kosminėje erdvėje. Visokie būna plaukiojantis ir medžiai, ir miestai, ir debesis. Ir paskui vėliau, kai žiūrėsime jo kūrybą, atkreipsime gal daugiau dėmesio į tai. Ir mes pirmiausia su jumis truputėlį pasiruošėme savo lapą. Dabar šiek tiek pastabdau šitą. Ir iš karto dabar pradėsime piešti. Ir kol mums pirmas sluoksniukas nudžius, aš papasakosiu apie čiurlionio vaikystę. Tai pirmiausia, tiesiog pasiimam kažkokį lapą. Ir aš labai tikiuosi, kad turite arba paletę, arba kažkokį indelį, kur galima susimaišyti akvarelę, nes mums reikia labai šviesios akvarelės. Mes dabar tik tai truputį pasižymėsime kažko ant fono. Tai reiškia, šiek tiek ant labai beveik nematomai. Tai reiškia, kad mes naudosime daug vandens, aš pasiimu vandens ir į savo paletę tiesiog prisidedu su teptuku daug vandens.
dedu, kol pasidaro tiesiog daug vandens pas mane. Ir aš tą vandenį, čia turėjau truputėlį dažų, aš tą vandenį sumaišau šiek tiek su dažais ir beveik nesimato net pas mane jokios spalvos, kažkokią tokią žalsvą kažką čia turiu ir viskas. Galima savo koloritą rinktis, galite melsvą, galite gelsvą. Tai viskas, ką darote, tai prisideda daug vandens ir kokį nors vieną lašą spalvos, labai nedaug, žodžiu, vieną lašiuką spalvos. Taip, kad jeigu aš dabar su ta spalva užtepsiu, sakysim, ant šito lapo, man beveik net nesimatys. Tik tai sušlampa ir atsiranda kažkokiu atspalviu. Tai aš pirmiausia tiesiog pasidarysiu foną ir mūsų pirma užduotis ir bus tiesiog labai švelniai, beveik nematomai pasirinkta kažkokia viena spalva ar keliom. Aš galiu, pavyzdžiui, dabar įsimaišiau dar truputį geltonos, šiek tiek pasiryškinau ir paprasčiausiai pripaišau foną kažkokiamis dėmėmis. Galite paspalvinti, galite piešti dėmėmis, tiesiog užsidedu šiokį tokį foną, ant kurio dirbsime toliau. Galima kažkur palikti visai baltą. Beveik nesimato, ar ne? O kai išdžius, beje, dar truputėlį pašviesės, kai išdžiūsta šviesėja ir tada dar mažiau matosi. Ir mes nepiešime iš tikrųjų pagal vieną pavyzdį, mes piešim pagal vieną principą. Tas principas ir yra, kad mes sluoksniuojam ir bandom nupiešti tokią erdvę, kur tiesiog yra lyg ir nėra perspektyvos, ar ne? Lyg ir kažkas aukščiau, kažkas žemiau, nelabai aišku, kur yra horizontas. Tai mes paprasčiausiai pirmą sluoksniuką pasidengsime kažkokiomis dėmėmis ir palauksime, kol išdžius. Aš nelauksiu jūsų, nes norėsiu papasakoti toliau. Jūs galite neskubėti, aš tai labai skubu vien dėl to, kad norėsiu jums pašnekėti. O jūs galite ramiai, iš lėto, jeigu matote, kad dar, sakysim, kažkur per šviesu, galite tiesiog truputėlį daugiau spalvos įsidėti. Ir kol kas aš asmeniškai nieko konkretaus nepiešiu, visai nieko. Tik tai, tokias dėmeles. Gerai, aš palieku jūs piešti. Ir kol piešiam, papasakosiu truputėlį toliau. Recording in progress. Kažkas prisijungia, taip. Aš labai prašysiu garsą laikyti išjungtą. Jeigu norėsite kažką pasakyti, tai tada įsijunkite ir pasakykite. Kol aš kalbu, prašysiu garsą laikyti išjungtą, nes kartais labai, kaip girdėjom, aidi. Dabar apibėgau, ką radau išjungiau. Gerai, šnekėkime tada toliau. Taigi, pradėkime nuo pradžios. Kur ta mano pradžia? Tai pabėgo truputį mano pristatymas. Susiradau. Tai kaip sakiau, pradedam nuo pradžios. Čia įdėjau paveikslą iš ciklo Pasaulio sutvėrimas, o mes kalbėsime nuo Čiurlionio gimimo. Tai 1875 metų rugsėjo 22 dieną, lygiai prieš
be vienos dienos 150 metų. Rytoj, bet kaip tik sukanka lygiai 150 metų, kaip Varėnoje Čiurlionių šeimoje gimsta pirmagimis sūnus, berniukas, ir jisai toj pačioj Varėnoje yra pakrikštijamas Mikalojaus Konstantino vardu. Jo tėvai susitiko Liškiavoje, kur tėvas Konstantinas Čiurlionis, galime girdėti, ar ne, panašumo su, nes Konstantinas Mikalojus Čiurlionis gavo ir tėvo vardą. Tai jo tėvas buvo vargonininkas ir Liškiavoje tuo metu grojo vargonais Liškiavos bažnyčioje, kur lankėsi ir Adelė Marija Magdalena Radmanaitė, kilusi iš vokiečių evangelikų liuteronų giminės. Jie ten Liškiavoje ir susipažino. Ir netrukus, žodžiu, Konstantinas Čiurlionis vedė Adelę Mariją Magdaleną Radmanaitę ir jie persikėlė į Varėną, ten, kur gimė Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. Tik tai ilgai tenais negyveno, paskui dar porą metų gyveno Rakničioje ir galiausiai 78 metais, kai Čiurlioniui yra vos 3 metukai, persikėlė į Druskininkus ir ten ir lieka, ten toliau ir gyvena visą savo gyvenimą. Ir tai yra ta vieta, kuri Čiurlionio širdyje užima be galo didelę vietą. Jis visada labai mylėjo savo kraštą, labai mylėjo Dzūkiją, labai garbino, labai poetiškai, taip žodžiu, garbino. Ir jo darbuose taip pat gana dažnai galime atrasti to labai gražaus lietuviško gamtovaizdžio. Ir jo visa vaikystė prabėgo gamtoje, nes Druskininkų miestelis buvo iš tikrųjų tais laikais nedidutis, irgi apaugęs pušynais, daug gamtos, ežerėlis, Nemunas, miškai, laukai, graži medinė trobelė. Tai, žodžiu, Čiurlionis augo apsuptas gamtos. Ir vaikystėje jisai visų būdavo vadinamas kastuku. Buvo labai tokio jautraus būdo, labai pastebėdavo grožį, meniškas, jis ir dainuodavo, ir grodavo, ir piešti mėgdavo, ir fantaziją turėjo labai puikią, labai lakią vaizduotę, dažnai ir broliams sesėm pripasakodavo visokiausių pasakų, buvo spontaniškas, galėdavo bekalbant staigiai šokti, kažką užsirašyti ar nupiešti, arba staiga nei iš jo, nei iš to pasiūlyti kažkokį žaidimą visiems. Labai mylėjo savo mamą, be galo gražiai su ja bendravo, gerai labai apie ją atsiliepė. Ir aišku, kaip ir visi vaikai, buvo išdykęs, mėgdavo ir paišdykauti su broliais ir sesėmis. Ir jeigu kas nors pridirbdavo, būdavo, kad jisai kartais net ir kaltę prisiima savo, nes jo tėvas labai jį mylėjo, kažkaip buvo jam ypač atlaidus. Tai kartais, kad nereiktų sesėms ir broliams kentėti, jis kartais kaltę pasiimdavo savo, net jeigu kaltas ir būdavo kažkoks mažylis. Jisai buvo vyriausias iš visų Čiurlionių vaikų, o iš viso šeimoje buvo 9. Galima čionais šitoj nuotraukoj labai gražiai matyti, nes čia visa Čiurlionių šeima su visais savo 9 vaikais. Ir Čiurlionis taip pat labai mylėjo savo brolius ir seseris ir buvo net kiekvienam prigalvojęs savo tokius kaip slapyvardžius, pavadinkim taip, savo tokiais sugalvotais vardais vadindavo. Nes jisai turėjo, žodžiu, seseris Mariją, kurią vadindavo burinių laiveliu, Juzę vadindavo skalbėja, Jadvygą vadindavo žvirbliu arba žvirbleliu, Valeriją vilkeliu, brolį Joną vadindavo vabalu, Petrą gaidžiu, Stasį kumeliu ir
Povilą vadindavo gandru. Tai būdavo, kai laiškus rašo jis ir sakydavo, nu, sveikas gandrai, žodžiu, kartais. Ir, žodžiu, taip jisai apskritai mėgdavo, net ir paskui vėliau, žodžiu, gyvenime kažkaip, nu, vat, kažkokiais ypatingais vardais visus pavadinti. Tai va, ir aišku, paaiškėjo, kad be galo muzikalus. Jis kaip, visą laiką labai gerai, kai genijui pasiseka gimti ten, kur gali skleistis jo talentas. Tai kadangi gimė vargonininko ir chorvedžio šeimoje, visą laiką aplinkui skambėjo muzika, namuose stovėjo pianinas, tėvas galėjo pamokinti groti, kartais namuose vykdavo ir choro repeticijos, žodžiu, visą laiką muzika. Tai vienur rašo, kad 3, kitur rašo, kad 5, tai aš taip ir parašiau, kad 3-5 metų jau jisai puikiai skambina iš klausos, o 7 metų skaito natas, gali pagroti iš natų. Ir iš pradžių jį moko tėvas, kartais eina su tėvu ir netgi kartu groja vargonais. Paskui tėvai pasamdo tokią netoli šeimos draugų, žodžiu, tarnaitę panelę Undoič, kuri puikiai groja pianinu ir jinai dar dirba, moko čiurlionį. Ir į namus kartais užeina ir kiti draugai, ir tėvų draugas, toksai gydytojas Jozefas Markevičius, pastebi, kad Mikalojus Konstantinas yra toks gerokai kabesnis, žodžiu, kad jam reikia tarsi daugiau to mokslo. Ir jau, nu, kaip panelė Undoič gali išmokyti, kiek gali išmokyti, o norisi, kad galėtų toliau skleisti savo gabumus. Ir jisai pažįsta Plungės dvaro savininką, kunigaikštį Mykolą Oginskį, rašo jam laišką į Plungę su prašymu, kad priimtų Mikalojų Konstantiną Čiurlionį į tą savo Plungės dvaro orkestrą, mokytis muzikos. Mykolas Oginskis sutinka ir 1889 metais, būdamas 13-14 metų, Čiurlionis išvyksta į Plungę mokytis tenais, netoli jūros. Jis tada pirmą kartą pamato jūrą per vieną iš choro ekskursijų. Jį be galo be krašto sužavi jūra ir vėliau pamatysime ir jo darbuose labai daug yra jūros vaizdų. Tai va, ir čia yra viena nuotraukytė iš Plungės dvaro muzikos mokyklos tų laikų. Pirmas iš kairės, toksai tarp medžių šakų stovi Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir kiti jo moksładraugiai. Va, jisai tenais ir dainavo chore, ir gilinosi muzikinės žinias ir taip pat grojo fleita orkestre. Ir netgi paskutiniais metais jam jau pradėjo mokėti algą už tą grojimą orkestre. Ir Mikalojus Oginskis labai pamilsta, galima sakyti, jam patinka labai šitas jaunuolis, jisai mato jo potencialą, jo galimybės ir paskiria stipendiją, kad Čiurlionis galėtų tęsti mokslus. Ir tada Mikalojus Konstantinas išvyksta toliau mokytis, studijuoti muzikos ir komponavimo į Varšuvą. Nes jau būdamas Plungėje, jisai atranda, kad jam patinka ne tik muzikuoti, bet ir kurti muziką. Ir dar Plungėje jisai sukuria savo pirmuosius kūrinėlius, kuriuos tas dvaro orkestras ir sugroja. Tai va, ir jisai nori, mažiau, gilinti tas žinias. Ačiū kunigaikščiui Mykolui Oginskiui už suteiktas galimybės. Į Varšuvą vyksta, nes tenais labai lengva iš tikrųjų Čiurlioniui susikalbėti. Aš nepasakiau, bet Čiurlionių šeima namuose kalbėdavo lenkiškai ir Čiurlionio gimtoji kalba, galima sakyti taip, yra lenkų kalba. Tai jam Lenkijoje studijuoti yra labai lengva, jisai viską supranta. Lietuvių kalbą taip pat Čiurlionis šiek tiek moka, nes vis tiek buvo apsuptas ir lietuviškai kalbančių žmonių, bet iš pradžios jisai taip kalba prasčiau, vėliau po truputėlį kylant lietuvių sąjūdžiui, jisai vis daugiau ir daugiau gilinasi į lietuvių kalbą, čia papasakosiu dar šiek tiek vėliau. Tai va, tai jisai atkeliauja į Varšuvą ir
tiek mokosi muzikos, tiek mokosi muzikuoti, tiek kūrė, gana intensyviai kūrė. Ir tenais Varšuvoje jisai susidraugauja su Eugenijumi Moravskiu, muzikantu, vėliau, žodžiu, jis irgi pakankamai išgarsėja, tampa, dabar jau pamiršau, man atrodo, Varšuvos muzikos akademijos direktoriumi. Ir kadangi visiems, kaip visus patinka jam kažkaip vadinti, tai savo draugą Eugenijų, jis labai draugiškai visada vadina geniuku, rašo jam ilgiausius laiškus, kai nebūna kartu. Ir karts nuo karto lankosi svečiuose ir besilankydamas Moravskių šeimos vasarnamyje susitinka Eugenijos seserį Mariją, vis dažniau lankosi, vis daugiau, žodžiu, jie kalba, vaikštosi, krinta vienas kitam į širdį. Deja, tėvas pastebi, kad, žodžiu, aplink Mariją sukasi kažkoks jaunas, nežinomas kompozitorius ir kažkaip jam ta sąjunga tokia potencialiai nelabai patinka ir jisai ganėtinai skubiai sutvarko visus reikalus ir ištekina Mariją už turtingo našlio. Ir Mikalojus Konstantinas, sužinojęs, žodžiu, pasineria tiesiog į kūrybą, bandydamas išgyventi tą nelaimingą meilę ir tada labai daug rašo muzikos. Ir galiausiai jisai keletą kūrinių net irgi paskiria Marijai. 1899 metais, būdamas 24 metų, jis jau sukuria baigiamąjį savo darbą, De Profundis, ir tada gauna kompozitoriaus diplomą. Visą tą laiką, jisai visą laiką važinėja pirmyn atgal, žodžiu, į Lietuvą, į Lenkiją. Tai va, ir savo draugui Eugenijui Moravskiui jisai 1900-1901 sukuria simfoninę poemą Miške. Mes žinome, Čiurlionis sukūrė arti 400 muzikinių kūrinių, bet mes geriausiai žinome, ką Mišką ir jūrą. Tai vat, Miškas buvo sukurtas Eugenijui Moravskiui, o jūra buvo sukurta jo mecenatui Mykolui Oginskiui. Paskirta, dedikuota. Ir Čiurlionis net ir laiške Eugenijui rašo apie savo didžiulę meilę gimtajam kraštui ir pasakoja apie tokį stebuklingumą miško. Ir tas stebuklingumas, tas visas gaivalas labai gerai jaučiasi jo tame muzikinėme kūrinyje. Ir miškai iš tikrųjų irgi dažnai pasitaiko jo vizualinėje kūryboje. Kaip tik įdėjau tapybos darbą 906 metų Mišką. Va, ir dabar padarysime pertraukytę, nes mes piešime toliau, keliausime toliau. Ir dabar įdėjau šiek tiek kitokį darbą, tokią fugą, vadinasi, iš diptiko preliudas. Labai dažnai susidursime su tuo, kad Čiurlionio darbai vadinami muzikiniais pavadinimais. Jo paveikslai, žodžiu, ir fugos, ir preliudai, ir simfonijos, ir sonatos. Ir kadangi jie yra tokie muzikiniai, tai iš tikrųjų jie turi labai daug kažkokio ritmiškumo, tokio bangavimo. Tai pirmą sluoksnį mes uždėjom dažų truputį, bet kaip, ar ne? Ir dabar bandysime sukurti antrąjį sluoksnį, o antrame sluoksnyje jau užauginti kažkokius beveik matomus pavidalus. Ir mes dabar darysime dar irgi labai labai šviesiai. Matot, kaip šitam darbe kažkas yra ryškiau, pavyzdžiui, tos eglės, tokios ryškios, jau gerai matomos. Bet ten tolumoj yra lyg kažkokie miestai, lyg kažkokios pilis, lyg kažkokius skulptūrų siluetai, o gal uolos, sunkiai suprantama, ar ne, tokios labai apibendrintos. Tai mes pabandysime su jumis irgi dabar, sustabdysiu vėl mūsų šitą prezentaciją ir pabandysime
su jumis užpiešti keletą juostų, pavyzdžiui, čia kažką, gal kažką aukščiau, kažką žemiau, tokių keistų banguojančių siluetų, kiekvienas kursim savo, dėl to aš šį kartą nedarau taip, kad aš atsuku kamerą ir vat rodau žingsnis po žingsnio, ką mes darom. Ne, čia šį kartą pamoka yra tokia, esu šiek tiek laisvės, asmeninės laisvės. Tai mes dabar vėl pasiimsime savo dažų ir pasidarysime truputį intensyvesnę spalvą. Gali būti ne viena, gali būti kelios, 2, 3, 4 skirtingi atspalviai, bet svarbu, kad lygiai taip pat būtų dar labai labai šviesus. Tai aš vėl pasimaišiau. Jeigu neturite, yra kas nors, kas neturi paletės arba neturi kur maišyti akvarelės. Nes tokiu atveju galima tiesiog pasimti paprastą keraminę lėkštelę. Nieko baisaus, akvarelė nėra nuodingas dalykas, paskui galima švariai išplauti ir vėl toliau tą lėkštelę naudoti. Pasimaišom kažkokius spalvų ir atspalvių. Dabar jau galima po truputėlį galvoti, į kurią pusę norite eiti. Ar nori tokią šiltą, geltoną pusę keliauti, ar norit šaltinti tas spalvas. Ir pabandysime šiek tiek intensyviau jau dabar. Bet vis tiek dar labai turėtų likti mistiškai. Labai svarbu neužtamsinti. Jeigu pradedat brėžti ir matot, kad truputėlį per tamsu, tai tada reikia čia pavalyti gal su kokiu popierėliu, žodžiu, ir grįžti vėl prie savo dažų ir juos dar kartelį praskiesti vandenį. Jeigu labai sunku yra piešti, tiesiog paimu ir iš karto piešiu, tai galima pasimti pieštuką ir beveik nematomai, labai švelniai nusipiešti pieštuku. Tik labai svarbu nespausti, kad neliktų ryškus pieštukas. Kas piešia ne su akvarele, o kas piešia, sakysim, iš tikrųjų su pieštukais ar su pastele, tada kaip tik gali imti irgi tos pieštukus, bet nespaudžiant visai, tik tai kiek pats pieštukas savo svoriu duoda, tai tiek tik tai pačiu tuo pieštuku labai švelniai pabrūžinant daryti. Arba pastele, tai imti tas pačias šviesiausias, švelniausias spalvas. Ir tada galima susikurti kažkokį, aš noriu tokiu pasidaryti lyg kažkokiu piramidžiu ten tolumoje. Žodžiu, kiekvienas pagalvojam, ką norėtųsi sukurti, kokias ten figūras įstatyti. Lyg kažkokį mišką. Dėsiu tiltą, nes dažnai galima sutikti ir pas Čiurlionį visokių neįtikėtinų statinių, bokštų. Aš vėlgi turiu dar daug ką jums papasakoti, tai aš keliauju prie kalbų, o jūs galite ramiai piešti toliau. Tiesiog, pas mus dar toks labai šviesus, aš gal truputėlį ir per daug nušviesinau, pas jūs gali būti, gal net ir truputį intensyviau, arba jeigu piešėt ir jau kažkur išdžiūvo, galite net ir antrą sluoksnį paskui uždėti, dar ant viršaus, kad persiklotų, kažkas išlenda iš apačios matosi, kažko nesimato. Galima kol šlapias truputį įleisti kažkokios kitos spalvos, žodžiu,
Kol aš kalbu, jūs galite ramiai po truputį dar piešti, žymėti kažkokius tai savo miestus, bokštus ar medžius, žiūrint, ką jūs ten kūrėte. O aš pasakoju toliau. Nes mes dabar kol kas tik tai atkeliavome iki kompozitoriaus diplomo ir dar yra šis bei tas, ką galėčiau papasakoti apie Čiurlionio gyvenimą. Nepatinka mano šitam PowerPoint, kai aš išjungiu, nes jisai iš karto nebenori toliau keliauti, kai aš įjungiu. Nieko, truputėlį pakankinsiu ir įjungsiu. Tai va, tai pabaigė jisai komponavimą, gauna kompozitoriaus diplomą, kurį laiką, dar ten metus laiko jisai lieka Varšuvoje, dirba ir kas toliau, ne? Mykolas Oginskis ir toliau vis dar remia Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir šisai nutarė pratęsti studijas Leipcige, Vokietijoje ir 2 metus gyvena Vokietijoje. Tenai studijuodamas jaučiasi iš tikrųjų labai vienišas, nes iš Varšuvos jisai gana nesunkiai grįždavo namo. Iš Vokietijos keliauti yra toliau, brangiau ir Čiurlionių šeima iš tikrųjų yra neturtinga. Ačiū Mykolui Oginskiui, jisai, žodžiu, skiria pinigų studijoms, šiek tiek pragyvenimui, bet jau kelionėms namo nebeužtenka. Ir per visas atostogas, vietoj to, kad važiuotų atgal į savo gimtąją Dzūkiją, jisai užsidaro savo kambarį ir piešia. Ir vis pradeda vis daugiau ir daugiau ir daugiau laiko skirti piešimui. Ir aš minėjau vėliau, kad jo darbuose galima atrasti Dzūkijos vaizdų. Tai vat mes matom tokį vasarą čionai pavaizduoti ir tikrai labai tas toksai dirbamų laukų, kaimo vaizdelis, ar ne? Ir būdamas Vokietijoje, Čiurlionis neatranda savo, žodžiu, artimų žmonių, jisai truputį moka vokiškai, bet ne taip, kad galėtų susikalbėti taip laisvai. Tai Vokietijos beveik su nieko susidraugauja tik tai su švedu, kuris irgi nekalba beveik niekaip kitaip, tik švediškai. Tai jie vaikštinėjasi savo ir vienas lietuviškai kalba, kitas švediškai, žodžiu. Ir jeigu labai nori kažką svarbaus pasakyti, tai tada jau atsiverčia žodyną ir baksnoja, žodžiu, rodo ir kalbasi jau jie pagal žodyną. Tai va, bet šitas laikas Vokietijoje, ir grįšiu atgal, šitas laikas Vokietijoje būtent Čiurlioniui padeda suprasti, kad jam neužtenka vien tik tai muzikos, kad galėtų išreikšti viską, kas yra jo viduje, kad jam reikalinga ir kitokios dailės priemonės. 1902 metų pavasarį, kovo mėnesį, jo rėmėjas Mykolas Oginskis miršta ir baigėsi finansavimas. Ir lieka vos keli mėnesiai iki diplomo baigimo. Ir tada Čiurlionio draugas Eugenijus Moravskis tos keletą mėnesių, žodžiu, daug dirba, pasima papildomo darbo, siunčia Čiurlioniui pinigų, kad jisai galėtų pabaigti. Ir jisai grįžta
su Leipcigo mokytojo, su Leipcigo konservatorijos mokytojo diplomu. Ir jisai paskui vėliau Varšuvoje grįžęs gali mokyti muzikos ir užsiima dažnai ir privačiomis pamokomis, bet tuo pačiu nori mokytis toliau, nes nori geriau išmokti būtent dailės kalbos, sužinoti daugiau dailės žinių. Tad įstoja iš pradžių į piešimo mokyklą Varšuvoje ir galiausiai 1904 metais įstoja į Varšuvos dailės mokyklą, būdamas 27. Tai savo kaip dailininko karjerą jisai pradėjo, galima sakyti, būdamas 27. Ir kaip ir minėjau, užsidirba vesdamas muzikos pamokas, kai vis dar kūrė ir muzikinius kūrinius, bet labai daug savo laisvo laiko iš tikrųjų skiria piešimui, tapybai, labai intensyviai iš tikrųjų dirba. Jis apskritai nuo pat mažumės buvo labai linkęs į mokslus. Jeigu jau ką darydavo, tai darydavo su užsidegimu ir labai stropiai. Tai dėl to ir Plungės dvaro orkestre jam puikiai sekėsi, ir Varšuvoje muzikos institute jisai kibdavo į darbus su visišku užsidegimu. Tai ir dabar, žodžiu, atradęs naują aistrą, jis vėl kimba su didžiuliu užsidegimu. Kaip minėjau, per atostogas visada keliauja namo į tėviškę. Ir tėviškėje jam buvo paskirtas vienas kambarėlis, kur jisai galėtų irgi kurti, tapyti, nes tapyba jam buvo toks, kaip ir sesės su broliais, kurie matė, sakydavo, kad tapyba jam buvo toks kaip didžiulis vidinis poreikis, kad jisai kartais ten galėdavo praleisti laiką iki vėlyvo vakaro, tol, kol, žodžiu, viską, kas yra, žodžiu, jo toje galvoje, visas tas idėjas sukeldavo ant popieriaus. Tai va, ir čia yra vaizdelis iš Čiurlionio kambarėlio, tai yra dirbtuvių tėvų nameliuose. Tai va, ir čia buvo jo širdžiai artimiausia ir maloniausia vieta. Tai va, ir dabar rodau darbus iš Čiurlionio studijų laikų, tai vat 1904 metai, tai jo pradžia, ir jau galima matyti, kad jis iš karto pradeda nuo tokių labai mistiškų vaizdų, labai simbolinių, labai perkeltinių, ir kartais jam tikrai neužtekdavo, vat idėjai tai visai, va tai jėgai pavaizduoti jam neužtekdavo vieno darbo, jisai kurdavo ciklus, diptikus, triptikus, žodžiu, 10, 6, 12 paveikslų ciklus, tol, kol išvystydavo visą savo idėją iki galo. Tai čia vienas iš pirmųjų jo ciklų Audra, kiek vėlesnis, 905 metų kūriniai iš ciklo Fantazijos, daugiausiai dirbo pastele, tempera, čia buvo tokios kaip ir mėgstamiausios Čiurlionio priemonės. Ir čia 1905-1906 metų ciklas Pasaulio sutvėrimas. Ir tiesiog kūriniais jisai pamažėlė, taip žingsnis po žingsnio pasakoja istoriją. Ir tos jo istorijos, net ir čia matos, vis tiek labai muzikinės, ar ne, labai muzikinės, ritmiškos, banguojančios, turinčios kažkokius persiklojančius sluoksnius. Beveik niekada nepiešia taip, kad užtepa ir yra viena spalva. Net galima atkreipti dėmesį, kad visą laiką yra kažkoks tas spalvų virpėjimas. O tas spalvų virpėjimas atsiranda iš to, kad jos tiesiog maišos, jos klojas, jos lipa viena per kitą, jos kartais užteptos taip, kad persišviestų popierius, arba kad persišviestų ta kažkokia kita spalva iš apačios. Tai va, kažkas rašo, kad formatas vienodas kvadratai. Čia kažkiek tai yra, bet paskui vėliau mes pamatysime, kad tie formatai
šiek tiek išsivaikšto, bet taip, dažniausiai arba kvadratas, arba tas stačiakampis, bet neimdavo kažkokiu labai nestandartiniu formatu Čiurlionis, iš tikrųjų. Tai va, ir kai jisai mokosi Varšuvoje, mes kaip žinom, ar ne, mokosi muzikos ir dailės, bet jisai nesimoko vien tik tai muzikos ir dailės, nes jisai ir savarankiškai labai domisi daug kitų dalykų. Jo protas labai smalsus, labai atviras, jisai turėjo krūvas sąsiuvinių, kur pats asmeniškai studijavo, domėjosi, žodžiu, rašėsi ir be galo domėjosi geologija, žodžiu, akmenimis, istorija jį domino, domėjosi chemija, geometrija, fizika. Be galo įdomu buvo astronomija su astrologija ir tai tikrai labai atsispindi jo darbuose. Mitologija. Ir kad domėjosi mitologija, taip pat galima matyti iš to, kaip atrodo jo darbai ir ką galime jo darbuose atrasti. Domėjosi senosiomis ir moderniomis kalbomis, klasikinė ir naująją filosofiją, daug skaitė filosofų ir domėjosi ir rytų, ir vakarų religijomis. Yra manoma, kad kaip Čiurlionis kaip ir nepriklausė pat vienai religijai, kad tiesiog domėjosi religijos fenomenų labai plačiai ir jisai norėjo tiesiog sužinoti viską, kaip visi žmonės skirtingose kraštuose supranta dievybės ir čia net yra jo ankstyvieji darbai, dar prieš stojant į Varšuvos dailės mokyklą 903 metų. Jis yra nupiešęs, piešė Jehovą, piešė rytų dievą, žodžiu, piešė visokius tokius mistinius dalykus. Paskui vėliau galbūt pranyksta tie labai ryškus, labai aiškus pavidalai, bet mes dažnai galime atrasti kažką iš kitų kultūrų. Na, va, dabar įdėjau, pavyzdžiui, du 904 metų paveikslus, vienas iš ciklo Tvanas, o kitas iš ciklo Rex, karalius. Ir mat, labai įdomu, norėsiu jūsų paklausti, ką jūs čia matote, kokią įtaką. Gal nori kas nors pasakyti. Įsijunkit tiesiog tada mikrofoną ir pasakykit, kokią ir kieno įtaką jums matosi va šitose darbuose. Nu, va, tylu, niekas nieko nesako. Berut kažką girdžiu, bet... Nu, gerai. Tikrai niekas nenorit pasakyti, ką matot jūs, nes aš galvoju, aš šneku. Man smagu būtų ir jūs pakalbinti. Tai matau, kad... Taip, kažkas rašo krikščionybės įtaka. Ir ne tik krikščionybės. Krikščionybės gali būti, ne, čia truputėlį, bet Tvanas iš tikrųjų, jeigu domisi mes mitologija, ar ne, tai Tvanas yra krikščionybėje, ne, tas visas Nojaus laivas beje yra piešęs Nojaus laivą irgi Čiurlionis. Tai va, tai tas Tvanas, bet Tvanas egzistuoja beveik kiekvienoj mitologijai, kiekvienos tautos mituose, vat, yra kažkokios užuominos, žodžiu, į Tvaną. Aš dar iš tikrųjų matau ir kažką tokio truputį egiptietiško, nes tos visos sudėtos rankos su tais laiptais primena piramidę. Tie visi auksiniai stulpai, ar ne, vat, rašo irgi kaip Jurga, kad panašu į Egiptą. Taip, tie visi didžiuliai auksiniai stulpai, tos vat, milžiniškos pėdos viršuje, kurios tarsi irgi
kelia įspūdį, lyg būtų kažkokia milžiniška skulptūra viršuje, ar ne? Tai, tai yra truputėlį iš tikrųjų tos, nu, ir egiptietiškos įtakos. Mm. Tai va, ir Čiurlionis dažniausiai nebūdavo taip, kad jisai paima iš kažkur vienur, nu, vat, iš vienos vietos paėmiau, vat, tarkim, ir mane, nu, vat, įtakoja šitas. Ne, jisai, kadangi labai plačiai pats domėjosi, tai ir visa ta simbolika, visi tie įspūdžiai irgi atsiranda, ateina iš tos platumos ir jie tarsi yra susintetinami, sujungiami jo darbuose. Gerai, keliaukime truputėlį toliau. Tai va, ir kaipgi ten tos dailės studijos, ar ne, Varšuvoje, kadangi jisai pats labai, iš tikrųjų, vat, intensyviai dirba ir jo, nu, kaip pastebėjot, labai įdomus tie darbai nuo pat pradžių, nuo pat pirmųjų tų darbų, nes peržiūrėjus, aš buvau visus Čiurlionio darbus, tai iš to piešimo laikų, tai va, daugiau tokias, kur mokosi piešti, tai ten tiesiog visokios galvos, žmonės, tai jie tokie, nu, vat, mums įprasti matyti, bet ten, kur jau jisai kūrė savo kompozicijas, beveik visą laiką tos kompozicijos kažkokios mistiškos, simbolinės ir iš tikrųjų labai įdomu žiūrėti, atrodo, kad tarsi tos spalvos ir tos kompozicijos kažkaip labai natūraliai, žodžiu, išplaukia iš jo. Ir jisai pradeda eksponuoti kartu su Varšuvos dailės mokykla savo darbus, ten būna parodos, kartais būna gauna kažkokią ten, rašydavo laiškuose, kad ten gauna kažkokią antrą laipsnį ten ar kažkokią kitą įvertinimą. Tai va, labai, labai malonu iš tikrųjų būti įvertintam. Taip, kažkas taip, čia yra šitas darbas pastelė. Čiurlionio darbai, pats Čiurlionis iš tikrųjų niekada nepiešė, nu taip pat, kad akvarele, bet jisai piešė temperą, kas yra, nu toks, vat, kaip dabartinio guašo, pavadinkim, taip atitikmuo, bet piešė labai skiesdamas, labai plonai, labai akvareliškai. Arba jisai kūrė pastelę, o pastelė vėlgi leidžia taip sluoksnis po sluoksnio dengti. Ir ne, mes piešiame akvarelę šį kartą, bet šiaip pats Čiurlionis jisai piešia temperą arba pastelę daugiausiai. Tai va, ir jeigu mano vėl nustojo. Na va, ir paveikslas Ramybė taip pat yra vienas iš tikrųjų iš pirmųjų jo darbų, iš 903-904 metų. Paveikslas Ramybė beje nėra vienas paveikslas, jis yra nupiešęs gal 3 skirtingas paveikslo Ramybė versijas. Dėl to, jeigu ieškotumėt Ramybę, galite atrasti truputį skirtingos. Viena Ramybė tokia gal ramesnė, kita Ramybė tokia su daugiau kažkokių linijų ir potėpių, rudesnė ten kokia nors. Tai čia ne dėl to, kad ten kažkokia klaida įvyko ar kažkas kitas kažko pripaišė, bet tiesiog pats Čiurlionis piešė kartais po keletą savo darbų versijų. Na va, ir bestudijuodamas dailę, jisai susipažįsta su tokia inteligentė Bronislava Volman. Jinai savo namuose visokius rengia dailininkų susibūrimus ir yra be galo didelė meno gerbėja ir mėgėja. Ir jai padaro įspūdį Čiurlionio darbai ir jinai nusprendžia irgi paremti šitą jauną menininką, padėti jam ir kartais skiria jam kažkokių lėšų, važiuodama atostogauti su šeima į Anapą prie Juodosios jūros, pasiima jį kartu. Čiurlionis tada nusiperka tokį mėgėjišką fotoaparatą ir yra likę ir jo fotografijų. Tai, kaip sakiau, jisai domėjosi skirtingais dalykais. Tai buvo ir muzikantas, ir chorvedys, ir mokytojas, ir kompozitorius, ir dailininkas, ir galima, žodžiu, dar net ir fotografijos jam pripaišyti, tik tai tiek, kad
tų fotografijų padaręs nėra daug, bet iš tikrųjų gražus, įdomus yra jo matymas. Tai va, ir taip pat šita mecenatė Bronislava Volman paskiria Mikalojui Konstantinui pinigų kelioniai, tokia kaip meno kelioniai, kuris gali pasisemti idėjų. Ir jisai tada keliauja po Europą ir aplanko įvairius muziejus Prahoje, Dresdene, Münchene, Nürnberge, Vienoje, pamato gyvai, žodžiu, garsiausių dailininkų darbus, be galo susižavi ir grįžta su didžiuliu įspūdžiu ir sukūręs paveikslą Bičiulystė, jį padovanoja poniai Volman. Na va, ir dabar kaip tik mums yra metas pertraukytei, pabandysime sugrįžti prie savo darbo, o kad galėtume sugrįžti, kad būtų aišku, ką piešti toliau, aš tokį jums dar įdėjau sonatą, numeris 7 iš Piramidžių sonatos, jinai, ne, čia palauk. Ai, gal ir taip. Galvoju, ar nesumaičiau ko nors. Nes dabar galvoju, gal čia buvo Saulės sonata. Na, žodžiu, labai saulėtą gražų tokį paveikslą įdėjau, kur mes matom vėl sluoksnis po sluoksnio, va tarsi vienas ant kito lipa keletas skirtingų eilių, miestų, medžių, palmių. Tik tai tiek, kad kaip sakiau, ar ne, Čiurlionis piešia su tempera, tai reiškia, kad jisai piešia iš pradžio švelniai, bet kai jisai norėjo va tokius padaryti, kad apšviestą tokį švytėjimą, jisai ant viršaus užtapydavo su kažkokia ryškesnė spalva. Padaromas toks geltonas kraštelis arba čia tokie pabaltinimai, tai mes su jumis piešiam akvarele, bet jeigu norėsis paskui padaryti kažkokį iš tikrųjų irgi šviesos šaltinį, kad kažkas švytėtų, kad matytųsi kažkokių ryškių linijų, tai tada galima bus net ir vėliau, pabaigus jau tą savo darbą, arba pasiimti kažkokį šviesų pieštuką, arba pastelę, arba ten guašų ir kažką, tokių akcentų įdėti, pasiryškinti. O kol kas įdomu, kaip jums sekasi. Aš norėčiau, kad mes dabar vėl uždėtume dar vieną sluoksnį ir dabar jau turėtų mūsų darbe pradėti po truputėlį ryškėti, į kurią pusę mes keliaujame. Kažkas iš jūsų galbūt labiau pradės daryti namus ir tiltus ir bokštus, pas kažką galbūt daugiau išaugs medžiai, eglės, krūmai, pas kažką gal žmonių ir angelų figūros, bet taip po truputėlį jau pradėsime vis aiškesnius ir aiškesnius siluetus daryti, gerai, ir vis po truputėlį ryškesnius. Dabar mūsų metas pasiimti dar truputį ryškesnę spalvą ir šiek tiek ryškesnį siluetą. Ir kol šitaip piešim, aš norėsiu paklausti jūsų, kaip jums sekasi. Gal kas nors nori papasakoti, kaip sekasi su savo darbu, ar pavyksta pagauti šiek tiek Čiurlionio stilių. Tai aš dabar irgi toliau piešiu ir jeigu kas nors norėtų tarti žodį, tai tiesiog įsijunkite garsiakalbį, gerai, ir pasakykite, kaip jums sekasi. Nes būtų visai įdomu išgirsti. Jeigu nesiseka, irgi galit pasakyti. Ačiū, sekasi puikiai, piešiam, taip kaip suprantam, kaip gaunasi, bet manau, kad labai puikiai. Mėgaujamės procesu. Na taip, tiesiog kaip gali kažkas iš karto pavykti, gali ne. Tiesiog svarbiausia keliauti, žingsniukas po žingsniuko, tamsinti iš lėto, ne per daug staigiai. Nes jeigu mes labai staigiai iš karto užtamsinam ir nelieka tų tokių kažkokių beveik nematomų dalykų, nematomų ten tų bokštų, tai tada
pranyksta, kaip čia pasakyti, pranyksta tas toksai daugiasluoksniškumas. Pranyksta tas visas mirgėjimas, o man atrodo, kad vat, Čiurlionio darbuose toks vat lyg turi būti šiek tiek to mirgesio. Tokio, kai lyg kažkas yra, lyg kažkas ištirpsta, lyg iš kokio debesies ar į debesį pavirsta. Aišku, aš jums taip po truputėlį rodau tos Čiurlionio darbus, mes vis pamažėlę su kiekviena istorija vis daugiau ar ne pamatom, vis daugiau sužinom ir galim įtraukti, galbūt pamatom kažkokią figūrą, kurią norėtųsi įtraukti ar ne į savo darbą. Dūmų dažnai būdavo, padarysiu kažkokią bebėgantį, bevingiuojantį. Svarbiausia, vengiam labai kietų linijų, nuo to kieto, aiškaus, stataus kampo, nes dažniausiai kai kur būdavo, ar ne, jeigu ten kažkokia didžiulė šventykla, gal ten turim kažkokio kietumo šiek tiek. Bet taip dažniausiai pas Čiurlionį tos linijos labai muzikalios, labai banguojančios, ar ne, gal ir atkreipėt dėmesį, pastebėjot, kad labai viskas judru, minkšta. Ir mes, aišku, neprivalom tapti jau būtinai Čiurlioniu, ar ne? Mes tik tai trupučiuką pasiimam kažką iš Čiurlionio. Vis tiek piešiam, gal mes čia ir pagal save, ar ne? Bet pasiimam kažką šiek tiek iš Čiurlionio. Paskui, kai jau dedam kitus sluoksnius, mes nebeprivalom būtinai, mes galim net ne vieną spalvą, mes galim keliom spalvom čia juos daryti. Aš pradedu su viena, paskui ten kitą bokštą darau su kita, galiu įsidėti kažko, ko man reikia. Na va. Nu kaip ar smalsu, kas toliau nutiko Čiurlioniui. Aš palieku tada jūs piešti, savo kol kas dedu į šalį. Jūs galite toliau ramiai piešti, o aš tada vėlgi keliauju toliau. Na va, dar kartelį parodau, atidarau, galim pasižiūrėti. Labai noriu atkreipti dėmesį, kai dabar toliau keliausime jau per Čiurlionio darbus, ar ne, labai noriu, kad pradėtumėt stebėti, kaip ir kokia šviesa yra Čiurlionio darbuose. Atkreipkite dėmesį į šviesą, gerai, pagalvokite, ką galite pastebėti, nes nenoriu visko pasakyti, noriu, kad ir pačios atrastumėte. Tai pirmą, ar ne, pažiūrim truputį į šviesą, ne, ir tai pažiūrim, kaip jisai būtent tą muzikalumą, nes jo darbuose visada susijungia muzika su menu,
ir vat galite pabandyti suprasti, kokiu būdu ar ne, kas jo darbuose vat yra tokio, kad mes galime sakyti, čia yra muzikalus darbas. Gerai? Ai, vėl nenori keliauti mano skaidris, gerai, tuoj. Prasilinksiu aš jas. Gerai. Kaip jau sakiau, Čiurlionis šiuo metu yra Varšuvoje, jam yra apie artėja 30, ar ne, jam yra apie 30 metų. Ir po truputėlį vis stipriau ir stipriau tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje vystosi tautiniai judėjimai. Iki tol buvo net ir labai draudžiama lietuviškai kalbėti, caras neleisdavo, ar net ten drausdavo tą lietuvišką spaudą. Ir po truputėlį kažkaip ima jau laisvėti visi tie draudimai. Ir lietuviai po truputėlį irgi ima burtis į tautinės draugijas, vis daugiau kalbėti lietuviškai, domėtis liaudies kultūra, lietuviškumu, žodžiu. Ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis taip pat labai užsidega tą Lietuvos idėją. Čia net įdėjau ištraukėlę iš laiškų broliui Povilui, kuris įrašo, aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai. Mes mokomės lietuvių kalbos ir rengiuosi parašyti lietuvišką operą. Jisai buvo sugalvojęs idėją apie lietuvių tautos namus. Labai ilgą laiką degė idėja, kad reikia pastatyti tokius lietuvių tautos namus, kur būtų ta lietuviška kultūra. Jisai savo paveikslus visus norėjo padovanoti tam lietuvių tautos namams. Jie ten sakė, turi stovėti ant aukšto kalno. Žodžiu, ten turi būti tas toksai kaip lobynas lietuvių kultūros. Ir beje, iš tikrųjų jis buvo pradėjęs rašyti operą apie Jūratę ir Kastytį, bet ta opera taip ir nebuvo baigta ir neišvydo pasaulio, bet yra kažkiek piešinių operos scenovaizdžiams ir pradėtų rašyti natų. Ir čia įdėjau tokį irgi labai iš tikrųjų čiurlionišką darbą, Laivas debesys. Čiurlionio darbuose labai dažnai galima atrasti, kad danguje irgi plaukia visokie keisti siluetai. Ir kad dažnai debesis nebūtinai yra debesis. Kad kaip mes vaikystėje, ar ne, žiūrėdavom į debesis ir matydavom visokius nuostabiausius dalykus. Paskui išaugam ir nustojam žiūrėti į dangų, tai Čiurlionis nenustojo žiūrėti, nenustojo fantazuoti ir labai dažnai, net jeigu darbe vaizduojama kažkas kitas, kartais galima ir atrasti, kad kartais tas debesis irgi kažkoks yra keistesnis, įspūdingesnis ir buvo net nupiešęs visą ciklą, vadinosi Karalaičio kelionė, kur debesyse yra pasakojama pasaka, kur iš debesų, debesyse yra karalius ir karalaitis, ir drakonas debesis, ir ta pilis su princesė debesis, žodžiu, vien tik tai iš debesų papasakota pasaka, man atrodo, aš nesu čia įdėjus pavyzdžių, dėl to papasakoju žodžiu. Tai va, tai kaip jau sakiau, Čiurlionis labai intensyviai įsitraukė į tą lietuvių tautos judėjimą. Lietuvoje įkuriama lietuvių, perjungiau, kur nereikėjo. Lietuvoje yra įkuriama lietuvių dailės draugija ir ta draugija sugalvoja organizuoti lietuvių dailininkų parodą. Tai Vilniuje 907 metais pradedama organizuoti lietuvių dailininkų paroda, dėl to Čiurlionis vyksta į Vilnių, kur jisai prisideda prie tos parodos organizavimo. Taip pat norėjau pasakyti, kad Čiurlionis nuo jaunumės be galo be krašto mėgsta lietuvių liaudies dainas. Jis ir moka tas dainas, jisai dainuoja jas, jis harmonizuoja, kuria, žodžiu, melodijas pritaiko chorams ir labai dažnai
tiesiog ar eidamas, ar kažką dirbdamas, mėgsta staiga nei iš jo, nei iš to, va taip, ir užtraukti liaudies dainą kažkokią. Ir būna, kad kartais ir kiti prisijungia ir pasakojo, kai rengė tą lietuvių dailės parodą, žodžiu, jie ten sakė, ropinėja sienomis, tos paveikslus kabina ir Čiurlionis užtraukia dainą ir visi kabina paveikslus ir dainuoja. Ir tokia labai džiugi, šventiška nuotaika visiems. O čia dar toksai stebuklingas miškas, galime matyti tiesiog kas įkvėpia, kuo gyveno Čiurlionis tuo metu. Tai va, jis surengė parodą, savo parodoje eksponuoja 13 darbų ir į tą parodą atkeliauja ir Sofija Kymantaitė, literatė, tuo metu aktyvi tokia visuomenininkė, irgi daug kur eina, daug kur dalyvauja. Ir ją labai įkvėpė Čiurlionio paveikslai. Vėliau su Čiurlioniu vėl lyg netyčia, žodžiu, susitinka Blindos, Gabrieliaus Žemkalnio Landsbergio spektaklyje Blinda, žodžiu, nes jinai tenai gauna vaidmenį, o Čiurlionis yra pakviestas sukurti spektakliui muziką. Tenai jie pradeda po truputėlį bendrauti, pamato, žodžiu, vienas kito tą tokį gilumą, atranda bendrą kalbą ir Čiurlionis kaip tik tuo metu užsidegęs tą lietuvių idėją ir prašo Sofijos Kymantaitės pamokyti jį lietuvių kalbos. Tai dažnai keliauja pas ją kelis kartus per savaitę mokytis tos lietuvių kalbos. Kartais tas lietuvių kalbos mokymasis baigėsi tiesiog tuo, kad skaito knygas iš Rėzos dainyno ir jisai visą laiką žavisi, kaip gražu, paskaityk dar. Tai va, ir pamažu bendraujant, jų draugystė vis auga ir perauga į meilę. Ir kai Čiurlionis kažkur keliauja, kažkur išvažiuoja, nes jis vis turi reikalų, tai ten Varšuvai kažkokį užsakymą, tai vėl kažkur, jie vienas kitam rašo ilgiausius laiškus. Žodžiu, ilgiausius, gražiausius laiškus yra beje visa knyga išleista Sofijos Kymantaitės Čiurlionienės, yra laiškai, žodžiu, tie išleisti, tai galima net ir pasiskaityti. Iš jų labai gražiai atsispindi, koks buvo charakteris ir koks jisai iš tikrųjų Čiurlionis buvo svajotojas ir fantazuotojas. Tai va, 908 metų vasarą, žodžiu, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis kviečiasi Sofiją prie jūros, jie važiuoja į Palangą, eina ant tilto nuleisti saulę, žodžiu, žavisi visu to jūros gražumu, didybė. Ir kaip tik tai yra tas laikotarpis, kai Čiurlionis sukuria irgi vieną iš ypač gerai žinomų, iš labai garsių ciklų Jūros sonata. Ir čia kaip tik galime pamatyti jo Jūros sonatą, kur lyg perlai kažkokie bangose spingsi, lyg žuvėdrą matom lekiančią ar žuvį, bet viskas taip švelniai, taip paslėpta, lyg yra, lyg nėra, žodžiu, kur vėl pažiūrėkite, kaip šviesa, ar ne, kaip šviesa, kokia ta šviesa, ar ne, kiek fantazijos ir kiek to tokio pasakiškumo yra visose šituose darbuose, kad jūros dugnas, ar ne, nėra tik tai jūros dugnas, kad ten vėl yra pasauliai, pas jį visur yra pasauliai. Jūroje yra pasauliai, danguje yra pasauliai, medžiuose yra pasauliai, visur yra, žodžiu, pasauliai. Dėl to mes irgi savo darbuose piešiam kažkokį tai pasaulį, tik tai kiekvienas piešiam kaip savo, ar ne, kas iš mūsų išdygs. Tai va. Ir dar kartelį įdėjau priminti, kad Čiurlionis tapė ir kūrė muziką įkvėptas gamtos. Tikrai labai daug gamtos jo darbuose, kosmoso, kadangi jisai domėjosi ir astronomija, ir astrologija, tai jo darbuose galima atrasti kosmoso žvaigždžių, kažkokių žvaigždynų,
Ir taip pat jo yra ir filosofijos, ir mitologijos, ir dar žodžiu, tų visokių liaudės pasakų ir liaudės motyvų galima po truputėlį, vat, net ir baltiškų motyvų pamažu atsiranda. Va, čia vienas jo geriausiai žinomų darbų, Jūros sonata finale, kur bangose paslepia savo inicialus. Na, va, ir iš arti galima pasižiūrėti, kaip kartais kruopščiai, koks grafinis sprendimas, kiek kruopštumo, kiek darbo įdėta. Iš pirmo žvilgsnio darbai labai dažnai atrodo, tokie labai greiti, toks, pribėgau ir tiesiog užfiksavau idėją, nes jie kartais turi to tokio rytietiško, japoniško neužbaigtumo, kartais atrodo, žinai, ten tie dažai, tai tik tai greit patepti, nes viena vertus taip, jisai iš tikrųjų labai skubėjo kurdamas, nes jam daug idėjų kildavo ir jis vis bandydavo jas užfiksuoti. Bet kita vertus, ar ne, kai kuriuose darbuose mes galime atrasti tokių detalių, kurios parodo, kad jisai buvo ne tik staigus ir spontaniškas, bet tuo pačiu jis galėjo be galo būti kruopštus ir susikaupęs ir daryti kažkokius smulkiausius dalykus ilgiausiai. Tai va. O norėjau truputėlį ir papasakoti dar apie šitą nuotrauką, nes čia yra pati populiariausia Čiurlionio nuotrauka, kurią mes geriausiai žinome, bet jo žmona Sofija sakė, kad jinai beje jam nėra būdinga, jisai šičia atrodo toksai iš tikrųjų toks susimąsęs, toks gilus, nuplaukęs kažkur, bet iš tikrųjų čia labai yra įdomi istorija šitos nuotraukos atsiradimo. Esmė yra tokia, kad Čiurlionis su Sofija, prieš išvykstant Čiurlioniui, vėl, man atrodo, į Varšuvą jis turėjo lėkti, nusprendžia sutikti vakarą, sutikti saulę ant Gedimino kalno. Jie vaikštinėja po Vilnių, kalbasi, ir lipa ant kalno, stebi miestą, grožisi juo, leidžia tą laiką kartu, tą paskutinės, kiekvieną akimirką. Ir galiausiai ryte staiga jisai prisimena, kad taigi aš žadėjau šaltinio žurnalui fotografiją. Ir staigiai tada truputį greitai tik tai pasitvarkęs rankomis plaukus, lekia į tą Fleury studiją ir visas toks su mylimąja prasibastęs mieste visą naktį, nebėgojęs, nusifotografuoja tam žurnalui. Ir šita fotografo Fleury nuotrauka dabar yra pati žinomiausia ir visur geriausiai naudojama, nors Sofija Kymantaitė rašo, sako, kad netoks, kad jisai kartais pas jį atsirasdavo ta tokia ilgesinga išraiška, bet šiaip dažniausiai jis buvo linksmų akių, giedrų, labai toks šmaikštus, ir labai geros nuotaikos. Tai va. Ir labai mėgdavo, toks jo beveik kaip priežodis būdavo, nepykite, ką nors pasako, padaro ir vis, nepyk. Ir Sofija Kymantaitė pasako, kad sako, iš pradžių aš bandydavau teisintis, ašgi nepykstu, o Čiurlionis sako, čia ne dėl to, čia ne tau, čia tiesiog aš noriu priminti, kad mes taip turime gyventi, kad mes gyventume be pykčio visi. Tai va, tai šiek tiek ar ne apie charakterį. Čiurlionį iš tikrųjų labai daug kas su juo susipažindavo, tas jį pamėgdavo, nes jisai buvo labai kuklus, labai mandagus, jisai niekada nebandė, kažkaip save iškelti ten ar dominuoti. Jeigu jis buvo tokia, kaip, pavyzdžiui, kompanijos siela ar kažkas, taiga jam kyla mintis, jis šoka, paskambina, ten kažką pagroja, ten jis kažką pasako ar padainuoja, tai ne iš noro pasipuikuoti, o iš kažkokio tokio vidinio spontaniško poreikio. Ir dažniausiai viską darydavo labai nuoširdžiai.
Tai va, ir tuo visada visus žavėdavo. Kaip, ir galvoju dabar taip, kaip jums sekasi, ar reikia daryti pertraukėlę, ar jūs piešiate toliau, sau ramiai ir po truputėlį pildot, vat galim vėl pasižiūrėti, mes priėjom va tokius miestus visokiausios, ar ne, čia yra fuga iš triptiko Fantazija, ir dabar čia galime atrasti ne tik visokiausius miestus, ne, bet čia galime atrasti dar ir visokią ornamentiką, nes kartais tam tikrus va, tuščius plotus Čiurlionis užpildydavo kažkokią ornamentiką. Ta ornamentika vėlgi, ar ne, tokia švelni, banguojanti, lyg primenanti kažkokius raštus, bet negali tiksliai pasakyti, ar ne, nei kokios tautos, nei kokio laikmečio, kažkas tokio savito, ar ne, kažkas tokio sujungto. Tai va, tai mes piešiame pasaulius, ar ne, bet jeigu nežinote, ką piešti, visada galite griebtis kažkokios tai ornamentikos. Gerai, tai jūs keliaukite, jūs pieškite toliau, gerai, jeigu išdžiūstas sluoksniukas ir piešite toliau. Jeigu šlapia, negalite piešti, tada klausote toliau. Gerai? Pabėgo vėl mano. Vėl atsiprašau, sustabdysiu, nes kartais man pabėga ir nejuda toliau, nors turėtų judėti. Na va, tai, kaip jau sakiau, ar ne, Čiurlionis susipažįsta su Sofija ir yra be galo laimingas, būdamas kartu su ją. Jisai jai pasiperša ir jie jau tampa sužadėtiniais. Ir tada Čiurlionis galvoja, kągi daryti, nes vis tiek, jeigu artėja ta šeima, ar ne, reikia kažkaip pasiekti tada to platesnio pripažinimo, reikia kažkaip sugebėti išgyventi, ar ne, iš savo kūrybos, iš to, ką daro. Ir siekdamas jau to platesnio pripažinimo, Čiurlionis vyksta į Sankt Peterburgą. Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius rašo rekomendacinį laišką Mstislavui Dobužinskiui, kad priimtų Čiurlionį, kad supažindintų su vietos inteligentija, kad truputėlį jį pašefuotų, žodžiu, ir Čiurlionis, pradeda tenais pamažėlį įsilieti į bendruomenę. Iš pradžių, jisai kaip ir gyvena vienas, tokiai nuomojasi mažytį kambarėlį, kuriame praleidžia daug laiko, intensyviai kūrė, bet ateina tas Mstislavas Dobužinskis, galvoja, reikia išvesti jį plačiau į viešumą. Tai jisai pasiima jį kartu, kai eina į inteligentų susibūrimus, pakviečia į parodas ir pamažėlė, žodžiu, Čiurlionio darbai jau lyg ir atsiranda parodose, atsiranda kažkokie tai ryšiai su vietos inteligentija ir prasideda tas, lyg ir jau pradeda atrasti tą Čiurlionį, žavėtis kažkiek tai juo. Tai va, šiaip Čiurlionis labai mėgdavo kurti ir jisai kartais net ir pats savo žinodavo, ką jisai daro, bet jisai labai nemėgdavo, kai jo klausinėjo. Jisai labai norėdavo palikti labai daug vietos ir erdvės kitų žmonių fantazijai. Tai vat ir Galaunė irgi atsimena, sako, kad buvo mažytėme kambarėlyje, Čiurlionis, ir jisai prašo kažkokį paveikslą paaiškinti, o Čiurlionis sako, tai supranta kiekvienas kaip tinkamas. Ir Sofija Čiurlionienė irgi atsimena, kad žiauriai nemėgdavo, ypač kaip per parodas, jisai ateina, tada visi eina prie jo ir sako, oi, ką čia tamsta menininkas norėjote pavaizduoti. Tai jisai būdavo kartais net ir lepteli kokią nors nesąmonę, nes tiesiog jisai sakydavo, kodėl jie patys nežiūri, kodėl jie neįtempia savo, kaip sakė, dvasios, ar ne, kodėl nepasijungia savo fantazijos ir savo minčių, kodėl neatranda savo reikšmės, nes ten tiek visko pridėt, tuose jo darbuose tiek visko sudėt, ar ne, kad mes kiekvienas galime juose pamatyti ir atrasti daug skirtingų dalykų.
Ir ne visada būtinai svarbu tai, ką vat, jau pats tas dailininkas norėjo pavaizduoti. Tai labai nemėgdavo aiškinti savo darbų. Ir yra pabėgęs iš parodos atidarymo kažkada, nes eksponavo vieną, žodžiu, parodą Kaune ir su Sofija Kymantaitė, žodžiu, baigė tik tai eksponuoti. Sako, mes tokie, baigė 11, o 12 atidarymas. Sako, mes tokie suvargę, sukaitę, žodžiu, jie išėjo nusiprausti, persirengti. Ir Čiurlionis sako, aš tai net neplanuoju grįžti, jie ten paskui ateis, pradės sakyti kalbas, pradės vėl klausinėti, ką čia nupiešiai, žodžiu. Ir sako, mes geriau einam pasivaikščiokim po Kauną, lipkim ten ant kalvų, žodžiu. Ir jie tiesiog puikiausiai praleidžia laiką vaikštinėdami po miestą, o netrindamiesi po parodos atidarimą. Na va, ir čia va tokie labai mistiški, labai kosminiai jo darbai iš žvaigždžių sonatos. Ir kaip sakiau, galima jo darbuose kartais atrasti ne tik kosmosą, ne tik gamtą, bet ir įvairių baltiškų motyvų. Tai jisai, pavyzdžiui, vieną yra sukūręs, kur ir vadinasi Žalčio sonata. Ir toje Žalčio sonatoje yra kažkokių tai užuominų, ar ne, į mūsų tas juostas, baltų raštus. Nedaug, bet šiek tiek galima atrasti, nes tas žaltys jis toks liaudiškas žaltys truputėlį. Tai va čia vėlgi iš Žalčio sonatos. Va ir čia galiausiai pats paskutinis finalė Žalčio sonata, kur matome tik tai karūnėlę padėtą. Ir vėlgi, jeigu žiūrime į kalnus, vėl tie kalnai nėra paprasti kalnai. Ir šiaip spūdingas darbas su 3 saulėmis, ar ne? Na va. O šiaip Čiurlionis kartais kurdavo prisėdęs, žodžiu, rašydavo natas ir kurdavo kūrinius, bet jam labai dažnai nutikdavo, kad jis tiesiog spontaniškai kažką galėdavo sukurti. Ir yra buvę, kad net ir Žmuidzinavičius prisimena, kas nori gali paskaityti, bet čia daug teksto, tai galiu tiesiog trumpai papasakoti, kad, žodžiu, per vieną inteligentų susitikimą visi, žodžiu, kalbasi ir Čiurlionis galiausiai atsisėda prie pianino ir pradeda skambinti. Ir niekas net pažįsta, kas čia, žinai, bet labai įspūdinga. Ten kyla, leidžiasi, žodžiu, jausmai visiems tokie sukyla nuo tos muzikos, ten tiek emocijų. Ir baigia Čiurlionis skambinti, visi dar ilgai tyli, negali nė žodžio ištarti. Ir kai galiausiai, žodžiu, vienas klausia, sako, tai ką čia skambinai? Sako, dievaži pats nežinau, pasako Čiurlionis, nes jam tiesiog tuo metu kažkas kilo. Ir jis tiesiog paskambino. Ir yra buvo situacija, vat, ir su tuo jo operos kūrimu, kai jisai kūrė Jūratę ir Kastytį ir susėdo su Sofija, pasikalbėjo, ir ten taip gerai sugalvojo, ir iš vakaro sėdo. Ir taip paskambino, ir taip gerai skamba, ir sako, atsibudau šito, ir neatsimenu, ką aš buvau sukūręs. Tai va, ir paskui, žodžiu, vėl atidėjo kitam laikui, ir taip ir liko Jūratė ir Kastytis. Nesukurta, liko tiesiog sukurta, paskambinta ir pamiršta. Tai va. Tai Čiurlionio kūryba iš tikrųjų pamažėlę pradėjo vertinti ir Rusijoje, ir Sankt Peterburge, nes jis tikrai buvo kitoks, ar ne? Jis tikrai labai savitas ir aš manau, kad net ir dabar, ne, mes pamatę Čiurlionio darbus, staiga suprantame kažkuo, kad čia Čiurlionis, ar ne, kad čia ne kažkas kitas, kad Čiurlionis, net jeigu tai yra nematytas darbas, mes sakome, kažkoks tai labai čiurlioniškas, ar ne, bet yra kažkas jo darbuose, kas jį išskiria iš kitų. Ir tas ne tik tas fantazija, ta tokia kažkokia sapno realybė, bet ir tas labai lengvumas, kažkokio lengvumo yra jo darbuose. Tai va. Ir šiaip beveik niekada nepasakodavo apie savo darbus,
bet man labai patiko, aš norėjau įdėti vieną pasakojimą, kaip jisai papasakojo, žodžiu, Žmuidzinavičiui apie vieną darbą. Šį kartą aš perskaitysiu žodis į žodį ir pažiūrėsime darbą. Šitą darbą jūs visi tikrai žinote, bet man labai patiko, kaip gražiai, žodžiu, žodžiais jisai apžaidė. Skamba kaip pasakojimas apie pasaką iš tikrųjų. Išėjo 2 karaliai į mišką. Bet tu, broliuk, nemany, kad tai buvo 2 paprasti karaliai ir kad tai buvo paprastas miškas. Tai viskas pasakiška, didinga. Miškas toks, jog ant medžių šakų telpa didžiuliai miestai su rūmais, pagodomis, bokštais. Tai visam šakų. Tad pamanyk, kokios tos šakos. Tai šakos. O kokie medžiai, kurie turi tokias šakas? O koks visas tokių medžių miškas? Tokiame miške vaikščioja savo tie 2 karaliai. Bet kokie karaliai gali suprasti, jų liemenys prilygsta medžių stobriams arba dar storesni. Toks pat ir jų ūgis, žinoma, tai milžinai. Jų pasakiški tautiniai rūbai, išdidžios karūnos. Miškas niaurus, tamsus. Jie vaikščioja ir ieško. Ieško, iš kur tame tamsiame miške lyg šviesa šviečia. Ir jie rado ant žemės tarp galingų tamsių stobrių mažutį saulės šviesą spindinti daiktelį. Vienas karalių paėmė tą spindinti daiktelį rieškučias, abudu žiūri ir stebisi. Kas čia galėtų būti? Neišmanėliai, tie didieji karaliai niekad to nesupras. O tai juk paprastas, mums taip gerai visiems žinomas lietuviškas kaimas. Jis spindi pasauliui savo savotišką lietuvišką kultūrą, tik jie to nesupranta. Ir štai, čia ta mūsų karalių pasaka, kurią šitiek kartų turbūt esate matę, bent jau ant saldainių pakelio, tikrai deda. Ir labai labai graži iš tikrųjų istorija. Ir jinai labai atspindi Čiurlionio požiūrį. Čiurlionis be galo žavėjosi ta liaudiška kultūra ir valstiečiais. Ir jis tikėjo, žodžiu, kad toje liaudės kultūroje yra be galo, be krašto daug šviesos. Užtat jis taip žavėjosi ir liaudės dainomis. Ir kažkada irgi džiaugiasi, buvo jo paroda, žodžiu, atėjęs kaimietis. Ir vis, žinai, ateina, ten buvo, žodžiu, didesnė paroda ir, žodžiu, ten kažkokie portretai pakabinti, ten kažką klausinėja, vis, sako, tai ko čia, kieno čia portretai, tai čia ne karalių, tai ko jie tokie dideli, žodžiu, vis kažko klausia ir ateina į Čiurlionio tą salę, o visi, žinot, Čiurlionį ten vis klausinėja, kas čia nupiešta. Ir jau galvoja tas, parodos, tas, kuris ten parodą saugojo, tuo metu galvoja, dabar čia jau kaidės klausinėti. O jisai tik žiūri ir nieko neklausinėja, tas valstietis. Sako, čia tai viskas aišku, čiagi pasaka. Tai va, ir Čiurlionis buvo be galo patenkintas, sakė, bet jie supranta, žodžiu, ką aš čia nupiešiau. Tai va, tai lietuviško kaimo spindėjimas čia pas mus karalių rankose. Tai va, ir šiek tiek pabūna Sankt Peterburge, bet labai ilgai, žodžiu, būti negali, nes ilgisi jisai savo Sofijos rašo laiškus ir kadangi jie yra jau susižadėję, galiausiai Sofija gauna tėvelių palaiminimą, Čiurlionis irgi ir 1909 metų sausio 1 dieną Šateikiuose Mikalojus Konstantinas Čiurlionis veda 10 metų jaunesnę Sofiją Kymantaitę, žodžiu, ir tada sukuria šeimą ir jau po vestuvių 909 metais pavasarį į Sankt Peterburgą atvažiuoja abudu, Čiurlionis, žodžiu, atsiveža savo jaunutę žmoną, jiems, aišku, reikia jau šiek tiek geresnės vietos gyventi, ten tas jo kambarėlis truputį ir per mažas abiems, tai bando nuomojasi didesnį butuką, kadangi reikia finansų, vėl pradeda vesti muzikos pamokas, bet, iš tikrųjų išsilaikyti yra sunku.
vargsta ir kai po keleto mėnesių abudu grįžta į Vilnių organizuoti jau trečiąją lietuvių dailininkų parodą, nusprendžia, kad kurį laiką, žodžiu, Čiurlionis važiuos vienas, kad Sofija truputį dar pabus Lietuvoje, kur ten jinai turėjo savo, žodžiu, visokių ir darbų, ir pamokų, ir bando ją, žodžiu, vėl atskirai įsitvirtinti. Čiurlionis vyksta vienas. Čia matosi jau ir lietuviškumo apraiškos, ar ne, šiame jo darbe Miesto preliudas. Čia jau vieni iš paskutiniųjų jo darbų, nes 1909 metais beveik paskutiniai sukurti, dar keletas yra iš 1910 metų. Tai va, tai galime matyti, atsimenat, sakiau, 1904 metais jisai įstojo į dailės mokyklą. Tai visi tie darbai, visi tie apie 300 paveikslų ir ten kažkiek apie 700 tų mažų visokių piešinukų, visa tai buvo sukurta per labai neilgą 5-6 metų laikotarpį. Tai va, šiaip Čiurlionis gyveno visą laiką, iš tikrųjų labai skurdžiai, tiek studijų metais, tiek jau vėliau, kai pradėjo dirbti, kai važinėjo į Sankt Peterburgą, tų finansų visą laiką trūko, visą laiką buvo nedaug, jis kartais būdavo ir neprivalgęs, ir nepamiegojęs, ir dažams labai taupydavo. Tai va, ir užtat ir dažnai jo paveikslai buvo ant paprasto popieriaus su ta pigiausia tempera. Ir paskui vienas įkalbėjo, žodžiu, draugas, sako, tu paimk ten tą geresnę truputėlį. Bet ir vienas vienintelis jo paveikslas, Rex, yra nutapytas ant drobės su tempera. Šitas paveikslas, jis užtat yra toks kaip ir geriausiai išsilaikęs, jis yra didžiausio formato, jame galime matyti daugiausia detalių ir galime matyti tą jau potencialą visą Čiurlionio. Ką jisai galėjo, ką jisai būtų galėjęs sukurti, turėdamas kažkiek galbūt net kitokias priemonės. Ir šiame paveiksle Rex yra sujungta, tokio kaip Rex reiškia karalius, pasaulio valdovas, tokia pasaulio valdovo samprata, kuri yra paimta ir susintetinta iš visų pasaulio, žodžiu, religijų, mitologijų ir filosofijų. Čia atsispindi 4 pagrindiniai tie elementai. Vanduo, matos ar ne, aukras ugnis, žemė ir oras. Ir jame atsispindi daug kažkokių tokių sluoksnių, likta realybė, likta visa būtis, žodžiu, būtų sudėta tokia kaip sluoksnis po sluoksnių. Tai va, ir čia tikrai apie šitą paveikslą, vien apie šitą paveikslą čia galima, žodžiu, visą knygą parašyti arba visą paskaitą padaryti. Tai, žodžiu, šį kartą neapsistosim, nes mes jau 1,5 valandos kalbamės ir aš užtat nebestabdau jums piešti. Aš labai tikiuosi, kad atrandate laiko dar įdėti kažkokį savo potėpį. Tai va. Tai išvažiavęs vienas, Čiurlionis toliau įtemptai kuria, jį labai neramina iš tikrųjų ta finansinė padėtis, kyla labai stiprus vidinis nerimas, tai, kad dažnai neprivalgo, dažnai naktimis nepamiega, labai stipriai jį paveikia, jisai galiausiai labai smarkiai pervargsta, perdega, žodžiu, suserga sunkia psichikos liga ir pastebėję draugai, kad kažkaip jisai nenormaliai, neadekvačiai elgiasi, rašo laišką Sofijai į Vilnių,
Sofija atvažiuoja ir pamato, kad tikrai jam kažkas negerai, veda pas gydytoją, gydytojas konstatuoja didžiulį pervargimą, žodžiu, sako, kad vietoj ten niekuo negali padėti, tad Sofija parsiveža jį atgal į Lietuvą, iš pradžių į Druskininkus, bet mato, kad reikia didesnės pagalbos ir galiausiai Čiurlionis išvyksta gydytis į sanatoriją netoli Varšuvos, Pustelninkuose. O tuo tarpu, kol jisai sanatorijoje, 910 metų, birželio 12 dieną gimsta dukra Danutė. Deja, dukters jisai taip ir nepamatė, nebuvo susitikę, nes į sanatoriją su dukterimi nevažiavo, žodžiu, Sofija, o Čiurlionis 1911 metų pavasarį išeina pasivaikščioti ir bevaikščiodamas, žodžiu, visas toks atsilapojas išėjo, pasigavo plaučių uždegimą ir reikia atsiminti, kad čia yra 911 metai ir tais laikais be antibiotikų plaučių uždegimas galėjo būti mirtina liga ir Čiurlioniui būtent plaučių uždegimas būna tas finalinis taškas ir Čiurlionio gyvybė užgęsta. Čia vieni iš tokių jau vėlesnių jo darbų, vėlesniuose darbuose, beje, 1908-1909 maždaug metų, ypač antroje pusėje, atsiranda labai daug angelų, iš tikrųjų, lyg jis būtų ar nujautęs, ar mintimis savo jau būtų keliavęs į aukštesniuosius pasaulius. Iš Galaunės atsiminimų vėl įdėjau ištraukėlę, kur pasakoja Galaunė savo draugui pažįstamui, kaip mirė Čiurlionis ir pats svarsto, kad taip, žodžiu, Čiurlionis mirė, bet tai tik jo kūnas, o jo sielos troškimai išreikšti paveiksluose gyvos tarp mūsų amžinai. Ir šitie jo žodžiai labai gražiai iš tikrųjų išsipildo, nes mes švenčiame 150-ąjį Čiurlionio gimtadienį ir mes vis dar kalbame, mes žavimės juo ir Čiurlionis yra mūsų toks kaip perlas ir brangenybė. Tai va, ir jo paveiksluose visur yra kažkokia šviesa, ar ne? Pastebėjot, visur yra kažkokia šviesa, kažkokia mistiška šviesa, iš kažkur jinai ateina, kažką apšviečia. Tai va, ir suteikia tiems jo paveikslams kažkokio, vis laik yra kažkas kosminio, atrodo, kad kažką mato daugiau negu mes, ar ne? Ir tie paveikslai turi tokios keistos rimties, tokios keistos stebuklingos rimties. Tai va, jau apkalbėjom, ar ne, bet dar kartą galiu pridėti, kad labai domino visatos ir sandara, ir iš kur kyla kas, kokia tai žmogaus gyvenimo prasmė. Norėjo ir jausenas, ir būsenas perkelti į paveikslų, norėjo muziką sudėti, žodžiu, viską, kas jo viduje buvo, žodžiu, kas netilpo, jisai bandė kažkaip vizualiai išreikšti. Ir labai gražiai toks dailininkas Aleksandras Benoit atsiliepia apie jo darbus. Jisai rašė, kad iš pradžių, žodžiu, Čiurlionio darbai jam pasirodė tokie primityvūs, bet paskui jisai, kuo toliau žiūrėjo, kitais metais jam pradėjo atrodyti jie vis nuostabesni, vis gilesni, vis daugiau juose visko. Ir sako, kai jis galiausiai nuo to pančiojusio drovumo pradėjo išsivaduoti ir jau prabilo ta tokia visiškai, žodžiu, tą atvirą, savitą kalbą. Deja, lemtis nutraukė gyvenimo giją, lyg nenorėdama, kad būtų, žodžiu, išreikšta per daug aiškus žodžiai apie dalykus, turinčius likti uždraustais ir paslėptais. Nes toks tarsi Čiurlionis pradeda atskleisti dvasinį pasaulį. Ir čia tik tai įdomumo dėlei, čia jau apie Čiurlionį aš kaip ir baigiau.
Bet kadangi ir vaikam labai patinka, ir visiems būna labai patinka surasti save zodiako ženkluose, tai į pačią pabaigą dar įdėjau zodiako ženklus pagal Čiurlionį, vandenis ir žuvis, avinas ir jautis. Ir matote visur vėl ta mistiška šviesa. Jinai lyg yra, lyg nėra, bet visą laiką apšviečia kažkokie spinduliai. Net jeigu, vat, kaip čia yra ožiaragis ir svarstyklės, atrodo svarstyklėse nėra šviesos, bet va ten tolumoje ties horizontą ar net tokie blikčiojimai, kurie reiškia, kad yra šviesa. Kažkur yra šviesa, jinai šviečia. Dviniai ir liūtas, mistiškas, toks rytietiškas ar ne, egiptietiškas. Mergelė ir šaulys, skorpionas ir vėžys. Va, ir vėl Čiurlionio meilė saulėtikiams ir saulėlydžiams. Tai va, pripasakojau, labai ilgai jau užtrukom ir tikiuosi, kad kol pasakojau, buvo šiek tiek laiko piešti, o jeigu nebuvo, tai manau, kad tiek pamatėt, kad užteks laiko dabar įsikvėpti, kaip čia, užteks jėgų, ne, įsikvėpti ir kažką iš viso to nupiešti. Ir dabar, jeigu yra kažkas neaiškaus dar mūsų darbuose, tai galima pačioj pabaigoj surasti kažką, ką aiškesnio norėtųsi padaryti ar parodyti, galbūt susirasti kažkokią vietą, kur norisi, pavyzdžiui, pasidaryti kažkokios, nežinau, šviesos ar dar kažkas čia, pavyzdžiui, galvoju, kad pasidarysiu tokią kaip saulę, kaip jisai darydavo šiek tiek. Bet saulę pasiliksiu taip, kad balta būtų ten ta šviesi saulė. Čia aplinkui šiek tiek pasitamsinsiu. Na, va, žodžiu, galime po to dar pažiūrėti, paieškoti, atrasti, ką norisi pridėti, galbūt kažką įspūdingo atradote, gal kažkokią piramidę, gal kažkokius tiltus, gal kažkokius aukurus ar dar kažką, ką jums norėtųsi įpaišyti į savo darbą. Ir tada sudedam tiesiog tokius finalinius akcentus. Ne per daug ryškiai, taip, bet truputį ryškiau negu kad pradėjome. Ir piešiau taip pat keliais sluoksniais, kažką žemiau, kažką aukščiau, kur nelabai aišku, ar ne, va tokiais, kur eina sluoksnis po sluoksnio, lyg kažkas yra, kažkas žemiau, kažkas aukščiau, bet, pavyzdžiui, jeigu saulė čia, ar ne, tai čia jau turbūt lyg ir dangaus zona, tarsi dangaus karalystė prasideda, ar ne, galbūt tada ten galima įsidėti kažko ten tame danguje, arba kažkaip pasidaryti, apsipaišyti čia kitom spalvom. Na, žodžiu. Tai aš savo taip ir nepabaigsiu, nes aš iš tikrųjų beveik visą laiką praleidau šnekėdama. Tai va, jau norėsiu kaip ir atsisveikinti su jumis, bet galvoju, galbūt yra kažkas, ne, kas labai norėtų pasidalinti savo darbu, nes man tai iš tikrųjų smalsu, kas išėjo ir galbūt ir kitiems yra smalsu. Jeigu nenorite pasidalinti viešai, galite pasidalinti, kai išjungsiu įrašą, bet gal yra net ir kas nors, kas visai galėtų, žodžiu, parodyti visiems kitiems, kas jums išėjo.
Pabandysiu. Žiūrėkit, jeigu, Skaiste, esmė yra tokia, parodysiu, ką daryti. Kai esi užsidėjus blurą, jisai galvoja, kad čia yra fonas. Jeigu norisi, kad matytųsi, mes va tai va truputį pridam prie kaklų, čia galvoja, kad mūsų drabužis ir tada jį parodo. Va, super, dabar o dabar vėl bluras, bet jeigu šiek tiek žemiau, super, tiltai, tas viršus toksai, nuvažiuokit, visai čiurlioniška, ar ne? Gerai, ačiū, Skaiste. Ar dar kas nors galėtų man parodyti? Taip, Daiva, toj minutėlę aš žvilgtelsiu. Su piramidėmis, Daiva, pas jūs, ar ne? Super, ir su tokiais medžiais. Gerai, ačiū labai. Kas dar galėtų pasidalinti su kitais, kad tiesiog įkvėptų ir parodytų, kad čia nėra taip sunku ir nėra taip sudėtinga. Taip, tuo Jurgitos įjungsiu, po tada Kristinos. Jurgita, kokios, fantastiška, tokios kaip pievos. Čia labai lietuviškai. Ir matot, kiekvienas darom lyg ir pagal tą patį, ar ne, o padarom taip skirtingai. Kristina, dabar gal galit jūs pakelti? Čia toksai rudeninis kažkiek jau. Rudens sonata. Super. Neužteko net vieno puslapio, teko pereiti jau į ciklą. Gerai, ačiū už pasidalinimą. Super. Ir tada ačiū visiems už dalyvavimą. Ačiū už kantrybę, nes šnekėjau tikrai daug, bet tiek daug yra iš tikrųjų ką papasakoti apie Čiurlionį. Tai va, tai tikiuosi, kad dabar jūs irgi labiau susidraugavote ir galėsite keliauti rytoj Čiurlionio gimtadienį, tikrai žinodami, kas švenčia. Ir žinodami, už ką mes visi taip džiaugiamės ir už ką lietuviai taip iš tikrųjų didžiuojasi Čiurlioniu. Tai va, įrašą aš siūsiu laišku tiems, kas prenumeruojasi, kas yra kažką pas mane mokęsis, ar ten naujienlaiškį prenumeravęs, tai tikrai atsiųsiu. Ir galų gale visi, kurie čia prisijungėt, jūs jau, jūsų elektroninio pašto adresai yra pas mane, tai aš tiesiog įsiųsiu, bendrai jums nukeliaus. Ir taip pat bus įrašas įkeltas į Facebook'e. Gerai, ir taip, o Rūta, jūs man tada parašykite asmeniškai, gerai? Su savo prašymus, tada tiesiog atsiųskite man laišką. Gerai? Ačiū jums visoms už padėkas. Buvo malonu prisidėti. Taip va, ir gražaus sekmadienio. Šiandien yra tiesiog nuostabi diena, lekiam į lauką ir išnaudokim šitą gražų sekmadienį pačiais geriausiais būdais.